New Lip ID. Slash on, wet shine. Instant vitamin lip color. Hydrating wet shine. 16 high pigment shades. Wetter is better. NYX Professional Makeup. Labutinai draugės, mes grįžom. Jūsų mėgstamiausia Lietuvos drag karalienė Aura Mor. Ir Edma, taip grįžom iš neapmokėtų atostogų. Kanalas nenumirė, mes dirbam ir pagaliau grįžom, labai jūsų pasiilgom. Tyliai. Dėl ko? Neišgąsdink žmogaus. Nes mes šiandien turim labai special guest. Jo, turim tikrai labai ypatingą svečią. Žinokit, pirmas gal mano realus grožio konkurentas. Aš tiesiog matau jau, kad iš duomenų yra, tai man reikia šiandien nepersistengti su savo talentingais skillsais tą transformaciją padaryti. Taigi pasitikite, nieko nelaukdami, nes mes tikrai jau net galim daugiau laukti ir luktelti. Čia, prieš jūs atsiranda Sylvester Bell! Nu, sveiki. Labas! Sveiki. Kaip kvepia. Pagaliau pas karalienės atvykai tu. Kaip Nepraėjo jauties? nei metai. Nu, nei metai. Labai jaudinuosi. Kodėl? Labai laukiu ir labai jaudinuosi viename. Baik, tu nesijaudini, mes pakalbėsime apie tavo politinės pažiūras. Mes žiūrėjau, aišku, atsipalaiduo. Mes tave šiandien pavirsi į būsi viena iš mūsų draugų. Pagaliau nebereikia jokio streso, tu tikrai esi tarp savų. Taip. Ir mes tikrai tave priversim jaustis kaip tikra karalienė šiandien. Are you ready? I am ready. Sylvester Bell. Transformacija prasideda. O mes jau klijuojam. Ir aš žiūriu ir aš nežinau, man toks jaudulys, kad pamiršau visus klausimus. O kodėl? Nes pagaliau turim tokį svečią. Sylvester Bell. Vidas Bareikis. Vidas Bareikis! Pašokime. Galiu tave vadinti Silvestru. Taip. Lietuviškai, gerai? Taip. Žinai, lietuviškai. Vardu kreipkimės. O kokia tavo Silvestrai kojos išmera? Labai nedidelė. Kokia? Nu, pati mažiausia. Pati mažiausia? Tram 9? Net sutalpinčiau kiam pirmą turbūt. Iš reikalo esam. Tai kiam antrą? Nu, jo. O, tai čia pas mane irgi kiam antrą. Aura, pas tave kilinta tram 8? 37,5. Nu, ar Silvestras čia, čia buvo už kadro atėjo, reiškia su dovana Aurai. Nes Skinsiu raudoną rožę. Va, pažiūrėkit. O jums ką Silvestras atnešė dovanų? Ačiū labai. Jėzumai. Pasirodo, Silvestras labiau mėgsta Aurą negu mane, nes aš, matot, pasakiau prieš metus, kai darėm apžvalgą ant Silvestro dainos, kad man labiau Vidas Bareikis patinka. Padarykim šitą intarpą. Na, aš nežinau, kuris man labiau patiko, ar Vido Bareikio gengas, ar Silvestras, bet čia manau su laiku, ko reikės dar kartą paklausyti šių dainų ir tada jau bus, bet... Aš nusupykęs esu iki šiol, tos metus laikau grudžą ir pykstu. O aš pamačiau atranką, iškart supratau, kas reprezentuos mūsų šalį, kad čia bus labai sėkmingas dalykas. Aš noriu prie visų draugių atsimti savo žodžius, nes jau kai išrinkot Silvestrą, jūs visi ir aš tuo tarpu, tai tikrai labai apsidžiaugiu ir galvoju, ne, va čia taip, čia turėjo tik tai Silvestras važiuoti praeitais metais, tikrai nebuvo lygių. Nežinau, ką darėt antrą vietą, aš netgi neatsimenu nei tos dainos, nei tos grupės pavadinimo, bet tebūnie. Tai Silvestrai, pasakyk, jau atsigavai po Eurovizijos, ar dar tave tas šešėlis Eurovizinis paskui tave dar eina? Nu labai čia saldžia liežuviškai pasakei, rožių eisiu ieško daugiau. Nežinau, atsigavau, manau jau. Būna tokių dar sutrikimų psichologinių, bet šiaip jo, jaučiuosi jau sugrįžęs į save. Kiek laiko reikėjo, kaip tavo iš vis atrodė pirmi mėnesiai, tu grįžai iš Eurovizijos, kur nevyko, priminkit? Švedijoje. Švedijoje. Grįžai į Lietuvą. Kaip atrodė tavo laikotarpis? Man iš tikrųjų labai yra įdomu. Aš atsimenu tave, mes pamatėm tave per Pride'ą, koncertavai ir mes buvom už užkulisį su tavim ir aš klausiu tavęs, kaip tu? Ir tu sakai, o Jėzau, niekaip.
Ta prasme, aš daug visko. Labai, labai daug visko. Aš grįžęs iš tiesų iš Švedijos tiesiai variau į Portugaliją, pamatyti Troye Sivaną, savo meilės. Mėgsti Troye Sivaną? Tai žinoma. One of them girls. One and only, mano. Tai vat nespėjau ten kažkaip labai liūdėti ar kažką, iš karto variau atostogų. Nu, žinai, toksai labai daug dėmesio, labai daug visko ir hormoniškai, jau vien fiziškai tiesiog toks atleidimas didelis. Kiek laiko vyko pasiruošimas į Euroviziją? Pasiruošimas, tai realiai dainą parašėm lapkritį. Taip. Ir plius minus taip ir pradėjau ruoštis. Pats jau toks prieš pat pasirodymą buvo turbūt stipriausias. O kur buvo parašyta daina? Netoliese čia. Taip? Turime loftą, tai va ten susėdę parašėm. O kas tie parašym? Kartu su Jessica. Jessica. Ir Elena, linkėjimai. Elena. Manai, Jessica žiūri? Manau, nusiusi. Nu gerai, galim išduoti paslaptį. Jessica priėjo taip labai pati ir pasveikino. Per mamą. Per mamą apdovanojimus pasveikino Aurą su viršeliu, gal čia vat matot. Ir mes sakė, ačiū Jessica tą. Ir aš žiūriu jūsų draugės tave. Aš esu secret fan. Labai. Mes tokie, viskas. Tai Jessica, jeigu žiūri, linkėjimai, mes iš tavo draugo padarysim net pažįstamą drag karalienę. Šiaip tai su Jessica turiu vieną istoriją, kai buvo pirmasis Pride'as Kaune. Aš šiaip nesu buvęs prieš tai jokiam Pride'e Lietuvoje. Ir pirmą Pride'ą tu pasirinkai Kaune. Taip įvyko. Ir aš einu, ten žygiuoju, atėjo mama, ten mano draugė labai visas susigraudinęs ir šiaip buvau. Ir tada žiūriu, bežygiuojant Jessica atvariusi ten pažiūrėti irgi, nu tai apsibliovėm, apsikabinę ir stovėjom ten. Ok, nes iš tikrųjų labai buvo daug klausimų iš mūsų draugių į Instagram'e, kai paskelbėm, kad pas mus ateini. Pirmą kartą paskelbėm iš vis svečią, prieš tai tu neįsivaizduoji, kiek gavom klausimų, ypač dabar jau kalbam apie Euroviziją, kol kas va, tai klausimas. Ar tu turėjai kažką, ar tau užteko finansų, kad davė kanalas, ar tau reikėjo iš savo komandos narių, aš nežinau, kaip tai veikia, ar užteko pinigų iš kanalo gautų? Man atrodo, kad ten vat, taip viskas nuliais ir nuėjo. Tai... O kas kainavo? Kas kainuoja Eurovizijai dabar daug? Ta prasme, nes... Aš žinau, kad ten šviesos kainuoja lemputė. Mums aktualiausiai ir įdomiausiai yra tas visas sceninis dalykas. Jeigu tu nori ten fejerverkų, tu pats turi pasirūpinti? Taip. Pats? Tai va tas pagrindė ir kainuoja. Šiaip jie turi kažkokį, tarkim, savo šviesų skaičių, ten visko. Ir jeigu tu nori kažko papildomai, ten labai norėjom lazerių. Ir vat pist išauga ten dvigubai tiesiog biudžetas ir ten štukiam tiesiog. Ir tu negali... Už kiekvieną mažą dalyką? Taip, ir tu negali tiesiog vieną kartą pasimti. Tu, jeigu nori ten fejerverkas, kad iššauti, tu turi iššauti 8 kartus. 8, ne? Jo. O kas tavo galvoje vyko, jau stovi, eina jau tavo vinietė, mes visi ją matom. Kas tavo galvoje tuo metu vyksta? Tuo metu aš išlipęs ant scenos tiesiog taip išskleidęs rankas, bandau kažkaip visus žmonės taip iš jų šviesą pasimti ir jiem taip spinduliuoja, tokį kažkokį kontaktą užmegzti. Ir kartu žiauriai, ta prasme, wow. Bet klikiai reikia ant visų, ar buvo, kad išėjo kai kurie, tipo visi tokie... Beveik, finale jau beveik visų, bet skirtingi tikrai būna kiekiai. O turėjai kažkokių beefų Eurovizijoje ten su kitom šalim? Ne, visi draugiškai, ne? Absoliučiai, va tas labiausiai ir nustebino, nes galvau, kad toksai kaip Hunger Games ir bus, kad ten va visi kažkokie, bet absoliučiai ne. Visiškai visi draugiški ir draugiščių užsimezgė ir iki šiol bendraujam ir kažkaip netikėtai. O su kuo labiausiai bendrauja? Nes buvo ir klausimą apie tai. Tikriausiai tai jau įtarė, apie ką aš noriu paklausti. Bet tai, palauk, man dar įdomu apie biudžetus. Nu. Tai mes, taip, vat, nu kaip,
bandėm tiesiog išspausti iš šūdo vašką, nors tikrai, ta prasme, ne šūdas, kad ten kažkas blogai buvo, bet tiesiog, be lazerių, be jokių fejerverkų, aišku, ten nelabai gal ir tiktų fejerverkai kažkokie, bet, žodžiu, jeigu nori kažkokių ten vaizdų, kitos ten turėjo Ukraina, man atrodo, ir kitos šalis visokių ten atsivežė savo aparatų ten, tai viskas labai brangiai kainuoja. Gerai, jeigu mes dabar su Aura einam į Euroviziją ir padarom bent jau va tokio lygio kaip tavo numeris, reiškia, kad aš turiu minėti labai geras, kiek mums reikia paruošti 1000 pinigų? Pasiemat paskolą, statot būtus. Nu gerai, bet čia virš 100 ar mažiau 100 000? Galiu pasakyti, kiek išleido Anglija savo pasirodymui. Kiek? Ten buvo apie 500 000. O? Eik tu. Nu gerai, bet jeigu mums lietuviam, kiek paruoštų pinigų reikia? Mes už 100 000 padarytume gerą šou? Už 100 000 padarytumėt tikrai neblogą šou. 50? Padarytumėt irgi, manau. Ok. Bet be dekoracijų jokių, tiesiog taip iš savų... Supratau, tai reikia daryti tokį tamsesnį numerį su raudonais kostiumais, svarbiausia, kad būtų kad tamsiau. Ir jeigu kuo tamsiau, to mažiau šviesų naudojam, jiem ten elektros. Taip, nebent nenorit komentarų, kad labai per tamsų ir neina žiūrėti, tai tada nedarykit tamsų. Bet gal gerai, mums Drag karalienė, mes esam tamsos karalienės, apskritai, naktinės, divos. Tai man atrodo, gal būtų fain toks dark mode. Jeigu jūs tik eisit, tai praneškit, aš ten viską pakonsultuosim, mes ten visus savo triksus. Tavęs nori paklausti Sebastianas. Ar tu galvojai, jau dar nuvažiavęs į Euroviziją, kad tau yra šansų laimėti? Ar turėjai tokią jau nuojautą? O gal laimėsiu? Ką? Ar buvo toks? Man tai būtų. Man supranti, kai buvo jau Lietuvoje, aš sakiau, kad 0 šansų mums yra laimėti. Tai kai man šitą argumentą pasakė, tu ir Lietuvoje tą patį sakėjai, tai aš pradėjau tiesiog taip neutraliai, tiesiog nebesakyti, ar man čia nepasiseks, ar pasiseks, o tiesiog kaip jau bus, tai bus. O ten tikrai tų dainų labai stiprių daug buvo, tai tikrai nebuvo labai realistiškų kažkokių minčių, kad čia mes galim laimėti. Pirmą vietą prieš visus ir nežinau, nelabai gal buvo. O sakyk, ar buvo ta viena daina, kur ten, žinai, tu jau nuvažiavai, viską pamatai ir taip galvoji, damn, but yeah. Konkurentai, žinai? Ne konkurentai, bet taip labiau, kad tipo, jie top laimės. 3, žinai, iš karto, kad buvo aišku. Top 3 arba 5 tai tikrai buvo. Iškart, kad gyvino, ne? Taip. Bet ir nuo anksčiau jau buvo. Nes labai daug klausimų yra ir apie Nemo. Tai va, žinai, reikia paimti ir kaip su tikrom draugiam, geriausiam draugiam, išsiaiškinti ir visiems kitiems paaiškinti. Nes žmonės čia įsivaizdavo, kad ten jūs palaikot ryšį, jūs draugaujate ir jūs esat pora. Tai kas ten vyksta su Nemo? Jūs esate draugai, jūs esate pora, pasakyk visiems, pagaliau, kad visi... Imsiu, aš ir atskleisiu, supranti visą Euroviziją, niekam nieko nepasakau, čia dabar papasakau. Tai nepapasakosi. Tai Vilniui bent jau patiko jam, nes čia kaip tik yra klausimas iš Nyros. Kas patiko Nemo Vilniuje? Kas patiko? Šiaip visai patiko Vilnius ir buvo neįmau nustebintas. Nelabai daug iš tiesų spėjom pamatyti, bet tiesiog gal labai maži expectationai buvo į mūsų miestą ir į mūsų šalį, tai liko maloniai nustebę. Ok, fainai. Nu. Supratau. O dar su Ole Aleksandra palaikai ryšį, nes čia irgi yra klausimas iš tos pačios Nyros. Ar Silvestras palaiko ryšį su Ole Aleksandra? Ten su tais dalyviais kaip stovyklai. Turim bendrą chatą WhatsApp'e. Ten karts nuo karto kažkas vis parašo, nusinčia linkėjimus, parodo, ką ten išleidžia, kažkokių linkėjimų, bet taip, kad ten kažkas labai jau taip artimai. Tai su non-binary monarchais tik tais palaikom ryšį. Ar dar kartą sudalyvautum Eurovizijoje?
kaip ten dabar frazių paduosiu. Niekad nesakyk niekada, nespjauk į šulinį, iš kurio gersi. Jo. Daugiau nesugalvoju. Bet tikiuosi, kad nesusišvies. Tai antiek paveikė Antiek ten emociškai? intense. Ne, ten toksai, kur žinai, va Dubajaus šokolado. Taip gerai atrodo, paragavau, super, žinau, koks skonis, labai patiko. Arina klausė, kokiam tu mieste gyveni? Vilniuje gyvenu, Vilniuje. Arina. Gerai. Ir yra klausimas taip pat iš Valkauskas. Ar esi gay? Nes dar, nes dar matai, ne visi supranta. Ir ne visi girdėjo, ir ne visi žiūrėjo interviu, kur tu sakai visiems, kad... Nu, kad tikrai nestreit. Nu, taip, draugės, išgirdot, žinot, taip. Ir turim toliau klausimą. Koks yra tavo type? Aš neturiu taip. Gerai. Toj perūką uždėsim, sužinosim. Bet šiaip, nu, vat, kas tave patraukia žmoguje? Šiaip, Kai kiek susipažįsti. esu pastebėjęs, tai vat kažkokie ryškesni bruožai. Ten vat nosis didesnė, lūpos didesnės, kažkokia įdomia akių spalva, kažkoks, nu tiesiog vat ryškesni bruožai kokie nors. Bet iš esmės tai svarbiausia vis tiek yra to žmogaus vat kažkoks juokelių suvokimas, vat tas toks intelektinis šiek tiek humoras, sakyčiau. Ir tiek to tipo turbūt. Na, aišku, kad būtų, žinai, nuoširdus tikriausiai, žinai. Ne, nu tai čia jau, ten dieve. Galima užsimerkt. Nu, kiek esi turėjęs antrų pusę gyvenime? Nulį. Tokių rimtų. 0. 0? Taip. Draugės, einu ant kelių. 0. Negaliu patikėti. Kodėl? Esi turėjęs vaikinų? Nerandi savo to žmogaus? O tu girdi, kaip aš užduodu klausimą? Aš girdžiu. A, gerai. Tai čia vat klausimas ant klausimo, kad, nu... Ne, nu, su tais santykiais yra sudėtinga. Sudėtinga yra su tais santykiais, o su santykiais yra sudėtinga. Tikiu. Ar čia specialiai buvo daryta tyliai daina, biški panaši į luktelk? Nes panašumų tai tikrai yra ir tu tikriausiai pats tai pripažinsi, ar ne? Ar labai nėra panašumų, iš vis nesesės dainos? Stilių, skirtingai iš vis operų. Šiaip labai juokinga, nes tyliai buvo parašyta minimum metais anksčiau už Luktelk. Rimtai. Taip. Daugiau šiek tiek. Tai labai juokinga, kad nežinau. Nu, tokia pusėserė. Pusėserė, tikrai. Kas tave inspiruoja dar apart, nu, Troye Sivan, aišku, ar turi dar... Palauk, nepabaigiau klausyk, jinai šoka jau prie kito klausimo. Aš tiesiog apie tas, rašymo dainas viską tai... Aš tiesiog galvoju, kad labai sunku, labai ilgai parinamės ir galvojam, ką čia išleisti reikėtų, nes, nu, tu negali šauti visiškai nei temą kažko, tu negali, akivaizdu ir per panašiai jau nebegali leisti, negali leisti kito stiliaus kažkokio dainos, vis tiek turi būti žmonėm atpažįstama. O kas pasakė? Tai realiai, nu tai žmonės komentuodami ir taip nustato, tai žodžiu, nepatenkinsite tų žiūrovų, tai kiti išrinktieji Eurovizijos atstovai, nežiūrėkit, negalvokit, leiskit belę, ką vis tiek niekam nepatiks. O tai, darykit, ką norit ir vis tiek niekam nepatiks. Bet kokia tiesa? Dom.if klausia, kurių atlikėjų muzikos industrija vengia? Lietuvoje. Rašo tau, gal kokį duetą, bet tu taip gal privengi, žinai, arba tiesiog gal, jeigu ir nerašo, bet tiesiog pamatai, galvoju. Yra buvo keletas pasiūlymų, bet kažkaip, aš tiesiog neįsivaizduoju dar iki galo, kaip pozicionuosime save su kitom dainom. Labai noriu albumą išleisti, tai kai jos spalva bus aiškesnė, tada galima būtų galvoti, koks galėtų būti tas jų kolabas. Bet kol kas neįsivaizduoju, koks atlikėjas galėtų būti. Bet kad vengčiau kažkaip ten nėra. Man tai kaip tik Lietuvoje atrodo
gal netgi per daug tų talentingų atlikėjų ir per mažai auditorijos jiems. Eik tu. Mes turim visą sąrašą žmonių, kurie mūsų vengia. Nu. Spildyti. Tai botoksas. Kas? Ai, botoksas, taip, tai dabargi skandalas su Didžinė Vykėlė, kur buvo su Vaidu Baumila. Tu kurioje pusėje, Baumilos ar Didžinė Vykėlės? Next question. Ai, taip, iš karto. Nes aš, tai čia mes su Aura, man atrodo, čia viskas aišku, kurioje mes pusėje esam, tai irgi, next question. Ok, nes dar, grįžtant dar, tai bus naujos muzikos? Tikrai bus. Ar ilgai reikėjo laukti? Šiek tiek. Aš jau nebegaliu. Man gal ant kelių dar kad nueiti. Kaip pasakė vienas McDonald's darbuotojas, dar šiek tiek reiks luktelt. Ok. Nu, bet kiek ilgai? Čia šiais metais, kitais metais? Ne, šiemet tai tikrai šiemet. Ir ką planuoji, kiek ten, ar planuoji kažkokiais paleis su kokiais jau gal Easter eggs? Žinai, kaip sako, tu planuoji, o Edma juokėsi, tai aš mintise savo paplanuosiu ir pasakysiu jau, kai išleisim. Ir negali pasakyti, bet taip pat su draugiam. Nu, tai jeigu aš prisišnekėsiu ir neišleisim pas. A, tai dažnai būna, tai ko čia? Nu, tai. Mes daug ko prisišnekam ir nieko nepadarom, tai čia viskas gerai, žinai, čia. Iš tų, kur tyliai. Tyliai, gerai. Nes klausė kaip tik, ir Gifanė, to jau pat pasakojus vardą. Mama ir Izabelė klausė, su kuo norėtum sudainuoti duete? Tai čia gali būti tas pasklausimas, su kuo norėtum ir pabūti albume, turėti gal duetą, ar gal, ar turi tokį jau dabar išsvajotą, kad tikrai paimtum. Ar tai su geriausiais. Kas tai geriausia? Tai geriausia yra visi metų atlikėjai, supranti, Jessica Shy, Free Finger, ten visi kiti. Taip. Kaip tam su Monika Liu norėtum? Monika Liu yra mano, kaip ten, spiritual animal. Spirit animal. Šiaip jūs tokius spalva vienoda. Ne? Žiūriu nesužavėta, Edma, į mano veidą žiūrint. Dar nieks neaišku, dar čia viskas kūriama. Aš taip dažau ir matau, žinai, tu vis tiek išliksi tu, tiesiog it's gonna be a pretty version of you, žinai. Kaip palauk? Toks bus, ką tu nori pasakyti apie mane? Kad labai bus taip... Kad negražus aš esu, ar ne? Bet kaip jūs taip išgirdot? Taip pat išgirdau. Tai čia suraus nematai, o tu dar ją labiau mėgsti. Tai va dabar. Žinai, kad tu labai gražus vaikinukas ir dabar būsi labai graži panelė. Žinai, o nebus tos tokios transformacijos, žinai, kad monstras, žinai. Būsi iš mano šeimos, iš mano drag šeimos, žinai. O Dieve, Marija, Matko Boža. O tai darysim trio pasirodymą per kitą gimtadienį. O tu už? Aš tai labai. Aišku, dar nemačiau, kaip atrodau, bet... Paskui, ai, pamirškit, mergos, pamirškit, ką aš ten sakiau, aš ten girta, negirta. Jūs galėtumėt būt kaip Troy Savano, tas bičas, kur ten buvo. Aš būčiau one of your girls. Nu gerai, mes tau tą priminsim per tavo kitą artėjantį koncertą. Gerai. Dabar dar būk užsimerkęs. Edma, pažiūrėk šitą linerį. Matau, pasistengi pagaliau bent kartą. Ką reiškia pagaliau bent kartą? Kodėl jūs taip plėtkinat? Ir aš irgi noriu išgirsti, kad ten mėgsta. Edma, klausyk, tu kiek linerių nupiešus esi per gyvenimą? Aš daug. Kitiems žmonėms. Kitiems žmonėms? Nu tai va. Tai va, aš naudoju... Aš norėjau, negaliu netgi suskaičiuoti, kiek esu nupiešus. Bet mes Edma naudojam jau... Ar galiu sakyti metai iš metų? Jau metai iš metų, jau viskas. Naudojam Nixo Epic Inclinerį. Žinokit, tikrai, aš pasakysiu, draugės. Tokia kamera, va taip. Mums, kai drag karalienėm, iš tikrųjų visą, kiek esam pripirkusios ir visokių linerių ten ir iš kitų garsių įmonių, mums, kaip drag karalienėm, nieko nėra geresnio už Nixo Inclinerius, iš tikrųjų. Pripirkus, Edma, supranti, iš savo kišenės. Taip. Nes kas man nupirks? Tai remkite laidą, prašome, ir kad turėtų Edma iš ko pirkti. O tu turi sponsorių? Tau perka? Ar tu pats viską perki savo? Jeigu gali pats nusipirkti, tai nereiks sponsorių, va taip. Gali sau leisti, ne? Ką gali sau leisti, tai nusipirk. Supratau. O šiaip... Tai nedaug sau gali leisti, bet kažką gali. O kaip šiai dabar atrodo tavo dienos? Ką tu veiki dabar? Kai sakai, jau biški palisėjai nuo Eurovizijos, dabar mažiau krūvio ar vis tiek krūvio yra?
Kaip kada, vat, prieš mamą buvo kažkoks toks irgi kažkodėl stresas didesnis, net gal negu prieš Euroviziją buvo. Bet šiaip tiesiog labiausiai kūryboje esu užsidaręs. Jo. Labai noriu kuo greičiau ir kuo daugiau tos muzikos atrasti, kažkaip nulipti nuo to Eurovizinio arklio ir persikelti jau kaip ant savo, žinai, kojų stovėti. Nes tavęs labai laukia iš tavęs, ten tiek klausimų buvo, kada tas koncertas, kada tos dainos, tai žinau, kad tavęs labai laukia. Kaip nedrąsu, tu įsivaizduok. Kodėl? Nu taip, tiek daug, tokio spaudimo kažkokio, kur iš savęs, aišku, visą tai eina, bet taip norisi, taip pat gerai, žinai, kad viskas eitųsi. Tai ir bus, tu nepergyvenk, tavo fanai iš tavęs, nuo tavęs nepabėg. Svarbiausia, būk visą laiką nuoširdus. Nes žinok, tu buvai vienas iš tų, kur mūsų draugės nuo pat mūsų pirmos laidos pradėjo tave siūlyti. Tai jau metus laiko jo kiekvienas video, kad ką turim toliau pasikviesti, tu žinok, yra situopinis. Tai čia jau, žinok, jau long time coming, tai mes labai džiaugiamės. Tikiuosi paaistrins. Nepaeis, tai nepaeis. Paeis, čia labai negali nepaeis. Nes buvo tokios gražios drobės. Tai va, pažiūrėkit. Nes Beata Zui klausė, ar norėtum pakoncertuoti in drag? Dar nežinau. Taip, bet aš prediktinu, kad bus nice. Gerai. Aš manau, kad tai, jeigu viskas tiks ir patiks, aš manau, kad neišvengiama. Jo. Bet žinai, čia yra mūsų tas pirmas kartas. Taip, apšilimas. Jo. O kol yra pirmų kartų, tol esi jaunas. O tai, ar eidamas pas mus į mūsų grožio studiją? Bijojau, drebėjau, nemiegojau. Bet nerimtai čiagi. Ne, tikrai buvo jau. Kodėl? Ko tu bijai? Kas būtent tave gąsdina? Aš nežinau, žinok, pats galvojau ir analizavau. Tai reikės terapijai aptarti šitą. Nes lankau, žinoma. Žmogus bijo, nežinia ko, mūsų bijot nereikia, mes tai Ne, aš ne jūsų bijau, aš tiesiog jaučiu, kad buvo kažkur matytų spaustos dar tos internalized homofobijos gal manyje. Kažkokios vidinės, kur toksai nejauku tiesiog. Prisimenu save tais paauglystės metais, kur tu pats savęs ten dar, žinai, nekentėjai ir visos tos frazės ir viskas, ką homofobai kalba apie mus, tai visu tuo tu tikėjai tuo metu. Tai jaučiu, kad galbūt kažkur dar buvau užspausta to, tai tikiuosi, kad čia kažkaip healinsime, išgysime kartu su tuo vidiniu kažkokiu. Jo, žiūrėk, jeigu mes galėjom ir tu gali, žinok, šitą visą atlaikyti, mes irgi kanalo pradžioje irgi labai bijom, nežinom, kaip bus, mesgi dar turim ir darbus ir viską, tai mes nežinom, kaip tai gali reflektuoti. Bet žinok, viskas išėjo tik į gerą ir tik, žinai, veikia. O buvo paauglystėje pas tave, kad tau reikėjo save įtikinėti, kad tu esi kitoks? Kaip sako, kaip nori žmonės tave matyti, žinai? Ar reikėjo save įtikinėti? Įtikinėti, kad nesu kitoks, turiu omeny. Jo, kad tu esi taip, kaip tave nori matyti, žinai, visuomenė. Kad esi straight. Aš save tiesiog atrodo, kad slėpiau gal nuo savęs, kad esu kitoks. Ir galiausiai vis tiek iškyla tai į paviršių. Tai tada tiesiog nekenčiau savęs. Realiai savo buvau visoks koks šlikštus ir, nežinau, tiesiog labai didelė neapykanta buvo savo. Oho. Ir kas tau padėjo? Troye Sivan. Grinai Troye Sivan? Šiaip žiūrėdavau jo video. Jo. Ir jis ten ir coming out, nes yra... Tik jis youtuberis buvo prieš Fame. Ir kažkaip jį bežiūrint, tai būdavo mano toks comfort, žinai, zona, kur galvoju, blemba, yra pasaulyje ir adekvačių žmonių, ir kurie ir priema, ir tu gali toks gyventi ir džiaugtis. Tai kažkaip po biškį su laiku tiesiog prisileidau tą mintį, kad nesu manim čia kažkas blogai, o galbūt su kai kuria visuomenės dalim, kad jiems sunku priimti. O šiaip kaip dabar tu dylini su diskriminacija? Ar tave tai labai žeidžia į tavo adresą komentarai kažkokie? Ar tau tiesiog tu pamatai taip? Man žinai, kas yra toks visuotinas liūdesys gal. Nepriemu aš asmeniškai, o jos kaip vibruojat. Ką sakei?
nepriemu asmeniškai tų komentarų, bet man tiesiog liūdna, kad daug žmonių yra, kurie, nu, jie tikrai liūdni yra. Nu, ta prasme, jeigu tu tiek pykčio turi, kad eis rašys ten tokius visokius šūdus. Dar laiko ras parašyti komentarą. Tai tu turbūt nesilaimingas. Tai man dėl to liūdna, kad yra tiek daug kažkokio pykčio, liūdesio. Jo. Bet, nu, aišku, būna ten, jeigu už 100 komentarų ir visi kažkokie neadekvatus, nu, tai paveikia ten trumpam. Bet iš esmės, manau, aš jau perėjęs visus įmanomus komentarus apie save per visą gyvenimą, tai nežinau, žinau, kad čia apie juos yra, tai tas lengvina. O dabar, ar pas tavo draugų tarpe, ar daug yra? Vien homofobai. Vien homofobai. Maruzai homofobai. Mano tipas. Bet ar daug turi LGBT žmonių savo bendruomeniai? Savo reiškinį, atsiprašau, o savo draugų rate? Nu, nemažai. Manau, kad nemažai. Ir visi kiti, kurie nėra LGBTQ žmonės, tai yra tiesiog palaikytojai ir visiškai ally. Jo. Ar tau, bet žinai, kad šou biznėje Lietuvos, nu, yra artistų? Ne. Nėra. Yra. Lietuvoje nėra nei vieno gėjaus be manęs atlikėjų. Kaip tu reaguoji tai, kad jie, žinai, yra užsislaptinę, vaidina? Labai pikta. Labai turiu pykčio, bandau suprasti juos ir bandau, nu, ta prasme, čia kiekviena asmeninė kelionė, kiekvienas turi savo laiką ir viską, bet vidui toks pyktis, kad reikia vienam, žinai, atrodo atlaikyti vat tos industrijos, kur jų tiek visokių skirtingų yra ir žmonėm taigi tiesiog vat, pamato vienokį, kitokį tą žmogų, jie supranta, kad nu, jie tiesiog yra tarp mūsų ir tiek. Taip. O kai jie slepia, atrodo, kad jie tik kuria tą, žinai, visą užsuktą ratą. Bet aš vis bandau tada pagalvoti, nu tai jie turbūt dar iki dabar, žinai, vat savo jau sėkmingose karjerose jaučiasi viduje, žinai, taip kaip mes jautėmės kaip paaugliai, žinai, baimiai. O gal jie nesijaučia, žinai? O gal jie nesijaučia, gal jie... Ai, gerai, jiem fain, jie savo burbulę gyvena, apgaudinėja visą visuomenę, o tarp draugų, žinai, jie savo gyvena gyvenimą. Visokių turbūt yra, visi skirtingai dėlina. O žiūrėkit, kas vyksta. Krenta setas, čia antiek, kad setas net neatlaikė šito karščio, šito... Turbūt čia kažkokie signalai, keiskim temą. Kalak, that's it! Atsiprašom, grįžom po avarijos, biški setas nukrito, bet nieko, viskas gerai, buvo ir blogiau pas kitus, pas mus viskas gerai. Taip, apie ką mes kalbėjom? Ai, kažkokiam rimtom temam ten. Rimtom temam, gerai. Nepyksam ant tų atlikėjų, tegu jie gyvena, kaip jiem gyvenasi. Viskam savo laikas. Taip. Tai pereikim gal į dar blogesnį temą. Nu, ačiū. Ne, šiaip. Klausimas. Aš tau turiu klausimą. Prašau, klausimą. O jūs, kai jau dragė būnat, tai balsą kažkaip pamoduliuojat? Specialiai ne. Man daug kas sako, kad pas tave tai automatiškai ir balsas pasikeičia. Nu, iš 4 valandų turi tą tokį balsą kažkokį. Taip? Nu, tą verusėlės tokį. Nu, jį daro tą character, tu dažnai žinai. Gal, bet aš specialiai kažką ten, kad specialiai kalbėti. Pakelti šiek tiek ten nėra. Bet žinai, tai yra labai instinktyvus dalykas. Vat aišku, tavo pirma reakcija bus tokia, tipo, nežinau, ką aš matau, o paskui tai, žinai, pareina, ar tu jauties, tipo. Tai vat dėl to klausiu. Ar ne, žinai, ir tipo, pakyla, ar ne? Tas visas individualiai. Okay. Taip, klausė Čikčirik man biškė. Pavadinimu. Čikčirik man biškė. Mums jau irgi biškė Čikčirik. Šiandien klausimas yra toks. Ar tu nuo pat mažens galvoji apie solisto karjerą? Taip. Tai kitų karjerų... Neturėjau jokių idėjų, planų. Grupę sukurt, One Direction ir taip toliau? Ne. Nebent su Edma, bet šiaip ne. Su kuo? Edma. Matot, kuo toliau žmogus mane pradeda pažinti ir tuo labiau mane įsimylė. VB Gang bus. Ką? VB Gang. VB Gang. Su Edma ir Silverbelt. VB Gang. Ai, VB Gang. Nu, mėgstamiausia grupė. Nu, baikit. Iš vis nėra ten mėgstamiausia. Ne, šiaip niekada neturėjau jokių planų kitų. Buvo kažkokių ten, kad išgyvent darbelių, bet iš esmės visą laiką nuo mažens stovėjau prie televizoriaus.
dainų dainelę žiūrėdamas, ten įsivaizduodavau turbūt su kokiu distanciniu, kad ten dainuoju. Jo. Ir močiutės, ir visi sakydavo, kad vat, jau tu Dainuosi. ten eisi, tu ten stovėsi ir tave rodys irgi. Tinderį esi turėjęs bent kartą? Esu užblokuotas ten. Esi, kodėl? Jie man negalėjo paaiškinti ir amžiams užblokavo. Esi užblokuotas Tinderį? Amžiams? Ką reikia padaryti Tinderį, kad tave Telefono užblokuotų? numerį reikia pakeisti ir... Verifino, aprūvino viską ir užblokavo. Tai gal jūs sakė reportino? Gal. Tu jau buvai populiarus tuo metu? Čia buvo prieš Euroviziją ar po? O prieš. Prieš. Šakės. O dabar norisi į Tinderį grįžti ir paieškoti? Ne, dabar yra kitų jau apsų, kur ten biški geriau. Kokie dabar yra? Ai, ten yra tokie, kur ten Ant G raidės? Vienas iš tų ar tu? iš R raidės. A, R? Taip. R? Aš nežinau. Aš kai esu santykiais 8 metus, aš nežinau. Aš iš kaimo purės nežinau, kad tas žodis reiškia. Tai aš nežinau, kad tas žodis reiškia. O esi sėdėjęs tam. G. GR. Instagrame? Instagrame. Taip, tikrai. Taip. Nu kas nėra sėdėję O Instagrame? esi dėjęs nuotrauką ar taip inkognitus? Gyvenime visko yra buvę, man jau netoli 30, supranti. Taip. Tai visko yra buvę. Nice. Esi siuntęs kam nors nudes? Nusakyk jau tiesą. Galvoju, kam nesusintas. Gerai, su. Jo. O tai va dabar artėja Valentinas. Tau dar nesunčiau, va. Aš labai noriu. Gerai atsiųsiu. Aš noriu Silvestro nudes. Diva Satyva klausė tavęs. Papai ar šikna? Nu ką? Šiaip tai jau sakosi krūtinė. Tai krūtinė yra gražu. Eidamas pas mus, tau gimė kažkoks? Depiliavausi, taip. Ar jau įsivaizduoji, kokį vat savo drag vardą duotum? Dar savęs nematęs. Jo. Ne. Neturėjai niekada kažkokio Ne. vardo, kuris tave sekė visą O taip gyvenimą? kaip su tatuiruotėm norėjau, kad ekspromtu būtų. Taip. Ir va taip ir buvo pirmoji. O kur tavo pirmoji tatuiruotė? Ant rankos. Rankos? Per Euroviziją tą pleistriuką dariausi. Tai va lygiai taip pat galvoju su vardu. Va, pamatysiu Ir Šaus. ateis. Taip. Arba ne. Kokiu tavo vardu jau kvepia? Tokia tylenė, žinai. Tylenė? Kaip telenė, bet tylenė. O. Kaip tik pavadaina tyliai. Taip. Bet šiaip tai labai keistai, nusakau, kalbi čia rimtai arba juokauji, bet aš pamirštu, kad kaukė ant manęs yra. Tikrasis tu, Silvestrai. čia Taip, tikrasis tu nenorėsi iš vis būti ne in drag. O šiaip žiūrit RuPaul Drag Race'ą? Žinoma. Ar turi mėgstamiausią savo kažkokiam Nu, vat karalienę? man duetas yra mėgstamiausias Triksi su Katė. Su Katė? Taip, Okay. taip. O tavo aura? Ne. Koks klausimas? Iš Drag Race'o tavo? Iš Drag Race'o? Taip. Aš labai mėgstu Violet ir Gottmiko. Bet aš labiau mėgstu Violet, aš nelabai mėgstu Gottmiko. Aš labiau Gottmiko mėgstu. Nu tai matos. Aš Oi. sakau, aš vis tiek manau, kad drag transformacijai plaukai ir tada jau aišku, žinai. Taip. Vat kaip pažiūrėjai tave šiandien, vat plaukai, vat yra aišku. Nu. Kai taip, tai jei nedaug pavalgy, daug pakalbė, dabar žiūrėk šokės, sėdi, net Bet negali. man labai patinka tavo šiandienos įvaizdis. Ai, nereikia gerai. Rubinai, ten tausų, tie visi briliantai. Taip nestandartiškai, bet aš nebijau. Tu nebijai, tai O tikrai. aura jau užsideda tą patį ir vieną peruką per visas serijas. A ne, norėčiau pažiūrėti, kad aš nors kartą 2 kartus užsidėjau tą patį peruką. Nu, ar turi mėgstamiausią, ar yra vyrų, kurie tau patinka? Yra. Yra? Yra. Vienas ar keli? Kol kas vienas atėjo į galvą. Ok. Pirmą raidę gali išduoti. Vardą. Yra tam raidė, varde yra raidė O. O? Taip. Ir ne Bet pirma? Nežinau, gal pirma, gal paskutinė. Ovidijus gali būti. Orijus. Vyšniauskas. Orijus? Bet tikrai ne. Tikrai. Tikrai ne. Būk ramiai. Yra O. Nu, tai Nemo. Bet mes sakėm, Lietuvoj, bet mes sakėm... A, jo. Ir šiaip non-binary, tai.
Teisingai. Alenčiko. Es pažįstami su Alenčiko? Taip, prasilenkia tikrai esame. Kaujamgi. Mes jau Lietuvoje pradėjom šitą drag movementą, tai meilė, vien meilė ir sėkmės. O beje, tu per mano dovanojimus buvai, papasako apie savo drabužį, turėjai tą idėją. Mažojo princo idėją, taip. ne? Kodėl šovė tokia mintis tau? Aš labai dabar laikausi vieno komentaro Bairone pasakyti. Aha. Bet jis labai negražus, Aha. tai nesakysiu. Okay. Bet priminiau žmogui kažką suplyšusi. Tualetinį popierių? Ne. A. Kur piniginiai būna. Dažniausiai vienas. Prezervatyvas. O ne? Ne, bet aš nesuprantu nieko, kas. Aš jau valstybės nematau. Inspiravo mano stilistą Mažasis princas, kadangi, nu, toks... Vainotas stilistas, taip, labai Vainotas, taip. Vainotai linkėjimai. Kaimas, runkelis. Jisai tiesiog tai pagalvoja kažkaip, kad vat, mažojo vidinio vaiko svajonę mes išpildėme šiais metais, praeitais metais. Tai vat norėjosi tokį kažkokį vat tą... Taip. Vidinį vaiką papušti. Labai ekstravagantiška buvo tas visas gaun, taip, žinai. Tik nesupratau, kodėl jis nesilaikė ant tavęs. Kaip nesilaikė? Nu, vat, pastoviai kažkas turėjo tau jį tvarkyti. Nu, matai, jis labai ilgas. Nebuvo labai ilgas. Ką čia jau bando jau čia? Į kas, tu nekreip ją dėmesį, nes tikrai draugė esu aš, jį čia tik tai zinė dėl vaizdo. Make-up artist. Make-up artist, taip. A69 News klausia. Mėgstamiausia Gagos daina. Oi, nu žinai, čia kaip išsirinkti mėgstamiausią, nesakysiu ką. Nu labai sunku. Gal aš kai paklausysiu naują albumą, atsakysiu į šitą klausimą. Manau, kad bus labai gerai. Manai, kad dabar bus labai geras? Manau, kad dabar bus geriausia, ką esam girdėję. Važiuosim į koncertą. Davai, va. Davai. Kur varom? Berlyną, sakei, tau patinka ten. Girdėjau tiksliau. Berlyne bus daug žmonių, žinai. Galvoju, Lenkija reikėtų, bet irgi bus daug žmonių iš Baltijos važiuosi, a ne? Šilčiau gal kur nors. Gal kur šilčiau, gal Ispanija. Gal Portugalija. Nu. Šiaip kaip tau patiko Lisabonai? Labai. Ne pirmas ir ne paskutinis mano kartas. O yra buvę, kad nusidainavai? O yra buvę, kad nusišnekėjai, Edma? Ne, nu aš tiesiog žinai, nes yra artistų, kurie labai visą laiką ten jau... Nėra. Nesu nei vieno girdėjęs, kad nebūtų nusidainavęs, kad nors gyvenime. Žinai, ten būna užslėpę, kaip Madonna per Euroviziją pasirodė, mes visi matėm. Taip. O po to jinai jau įdėjo, žinai, pataisytą versiją, gyvą versiją pataisytą. Visi nusidainuoja realiai. Kaip tu reaguoji tai? Labai ar taip? Nu okei, nu taip jau. Žinai, aš turėjau tokią muzikos mokytoją, fortepijoną. Ir jinai vertindavo visokius ten egzaminus, atsiskaitimus ir jinai sako, jeigu vaikas suklysta, aš kaip tik geriau dar vertinu, nes parodo, kad tai ne robotas kažkoks, o tiesiog gyvas žmogus sėdi. Tai man kažkaip atrodo, kad reikia tų tokių klaidelių minėti. Fainai. O tave mušė? Matus, kad muša esi. Jo, vat į mane pažiūri, kad mušė ją. Mušė. Taip, tu labai esi griežta, matai, nes, žinai... Atsiprašau, kad augau ir turėjau standartus, o ne... Jinai negriežta, jinai tiesiog graži. Nes jinai griežta. Gal dar kažkas nori pasisakyti? Nu, ne, komentaruose muša, pasisakyti. O kaip sako, muša bėg, ima, imk. Ne, kaip sakoma, jeigu muša reiškia myli. Tai labai mylima aura. Nu ką mes turim? Kadangi jų transformacija eina į pabaigą, bet žinai, visos transformacijos pilnai niekada nebūna aišku, kol dar nėra blakstienų, nėra plaukų, nėra fito, nieko. Tai dabar mes tavo lūpytėm norim panaudoti nuo Nykso naują produktą, Lip IV lūpų serumą, kuris yra labai daug spalvyčių, Edma. Nori ant savęs? Noriu. Imk, šitą bus tavo spalvytė šiandien. Pavaryk. Lysta. Dar. Nejutalpas. O taip, wow. Aš gyva, aš jauna, aš graži. Ir patylim. Tu manęs net. Kauniečiai sako, patylim.
Aš to pamiksuosiu spalvytės. O kaip nuo dantų, vat, kai nusivalot? Aš to į dantis nekišu. Ne, bet kai būna, vat, nebūna, kad raudoni dantis. Čia tik pas tos, kas nemoka. Bet kaip kvepia. Jau tik kaip padrėkintos lūpytės. Ten su kokos aliejum. Nice, ne? Labai žiūrėk, kaip blizga. Kaip to žiūrėk, kokią spalvytę išgavau. Labai skani. Kokia skani, koks skanus. Jo. Yra kvapas? Yra. Labai. Cute, ne? Aš tokia alkana jau. Tai ką, tu pasiruošęs pamatyti pilną savo versiją in drag? Sugalvosim vardą, papylinsim kelias šukuosenas. Žinai šitą programą? Nu, važiuojam. Važiuojam. Trys, du, vienas. Kada gali pasiskaičiuoti, jeigu nori. Pasižiūrėk jau. Širdis kulnuose. Vaiką. Gerai. Nieko ten nuostabaus, Jėzau. 1, 2, 3. Kaip? Ramiai. Taip, atpalaiduok dabar veidą, papozuok. Taip. Jo. Oh my lord. Mergytė. Mergytė. Ne, čia ne aš. Who is she? Jo. Žiūrėk. Wow. Nu gražu, galiu pasakyti, yra grožis ir tu jo nepaslėpsi net su tiek make-upo. Wow. Aš tiesiog negaliu atsižiūrėti. Nu mes einam out šiandien. Mes varom out šiandien. Mergos out. Penktadienis. Mes varom out šiandien. Aš negaliu patikėti. Aš negaliu patikėti. Tikrai sušvelnėjus. Nu tokia labai soft mergaitė. Taip. Tikrai. Jo. Ar jau Baltas kaklas, sakau. Nu tai žinai, tai įdegiai. Nu, jeigu nori pavaipinti, jeigu... Žinai, čia plaukai, kur Jessica Shy labai norėtų tokius turėti. Ne tau mergaitė, aš galiu tik tai pasakyti. Nu palauk, pat pavipinai dabar plaukai visurgi, čia yra drag. Teisingai reikia. Galima sau leisti. Aš taip nedarysiu. Ką, važiuoju gal prie kitų plaukų? Jeigu uždėsim tą pipsį, tai pasakysiu. Aš negaliu patikėti. Wow. Bet kokias tavo akytės iškart ryškios. Bet ta lūpa tokia putlė, ta akis tokia didelė, kaktos beveik nėra. Gerai, sakykit vardą. Tai gal tau kažkas gimsta, kaip tu jauties? Aš jaučiu, kad vardas, pavyzdžiui, nelietuviškas būtų. Ne. Nelietuviškas. Čia ne lietuvių klasė, čia yra pasaulinio lygio žvaigždė. Taip. Man kažkas supranti, Pamela Anderson yra kažkokia tokia, kad norėčiau įtraukti į vardą. Koks tavo mėgstamiausias vaisius? Nu tai Pamela, tas greifruktas turbūt. Pamela norėtum būti? Nu kažkas. Pamela ar Pamela? Nu tipo, Pamela. Kad labiau į tą vaisių. Pamela ir saldi, ir rūgšti. O gatvėj, kurioje užaugai Kaune, kokio gatvė buvo? Ir dar, žinai, krevės tą neįtimą. Neįtimą. Bet tokie Silver Fox dar yra, supranti, jeigu būtų plaukai kaip Silver. Galim kitą tokia peruką pabandyti, gal dar kažkas Bet ne pasikeis. Silver. Bet žiūrėk, davai drastiškai pakeiskim plaukų spalvą. Pažiūrėkim. Drastiškai. Jo, pažiūrėkim, kaip bus. Klausykit, žiūrėkit, aš biškį šiuk, man atrodo, kad žiauriai gerai šitie plaukai žiūrisi. Visiškai kitaip, iš karto kitas charakteris. Iškart rimtai. Davai, pažiūrėk į save. Ramiai, tai... Šiai griežta, ne? Griežtesnė tikrai. Vyresnė moteris šiek tiek irgi galėtų būti tiesiai iš saliono išėjusi. Jie daug visko turi. Ir nežinai, kaip yra. Jinai pinigų neskaičiuoja. Jinai kišeniai žodžiu neieško, pinigų neskaičiuoja ir eina tik tai pas geriausias kirpėjas. Tik nagučius dar nesusitvarkė. Sonata laiko neturėjo. Negaliu atsižiūrėti. Šalia, nu pažiūrėk, ką lygint.
ką lygint? Nu, čia nesulyginami dalykai. Yra grožis ir yra, nu... Tikrai kažkaip glamūriškai labai jo. Wow. Kaip tu jauties labiau su tamsiais ar šviesiais plaukais, kurie tau arčiau širdies dabar? Arčiau širdies būtų šviesi spalva, labiau savimi jausčiausi, bet čia esu tiesiog tokia turtinga moteris. Ar vis tiek Pamela jauti, kad būtum? Ne. Čia jau būtų į tą mertyšę, kaip ir Vainotas spekuliavo, kad būsiu tamsi kažkokia. Tai būčiau, kokia ten yra žmona to jau. Kaip Mirtišės vardas? Tai Mirtišė. Bet nebūtų. Tai va toks būčiau ir dar įsidėčiau kokius vampiriškus dantus. Nu, mano vyras, suprantat, yra verslininkas. Jis savo žmoną, kaip mato, myli ir nieko jai negaili. Taip, ir žmona gėdos vyrų nedaro. Ne, aš vaikštau tik į laidotuvės. O tak! O davai dabar nukirpkim plaukus ir vėl perdažykim labai kontrastingą spalvą. Padarom. Nu, man jau toks jie... Taip. Aš neprasidėčiau su jie iš tikrųjų. Aha. Tokia kaip užeitų? Jo. Su to Bob. Taip. Kur cigaretė? Visas duočiau. Iš karto. Nu, žiūrim. Duočiau ir negalvočiau. Gana čia šnekėt. Taip. Pavaibink ką nors, žinai? Žinai, ji po to solidumo jai čia nelygis. Tokia iš kiosko biški. Pardavėja. Kodėl iš kiosko? Viršuliškėse. O ką? Jinai plakus pasidarė ir į kasą. Alaus bomžams duot ant... Neturi gumos kramtamas. Pavaidink. Pavaidink. Į rolę. Supranti, kaip aš tau pasakysiu. Nerijau. Ksen. Laikykis. Aš tau pasakysiu. Aš išvažiavus šiek tiek į užsienį padirbau. Taip. Ir išlaisvėjau, išlaisvinau savo vidinį žvėrį. Jinai yra drąsi, jinai jauna. Gal per daug apie save gerai galvoja. Bet svarbiausia, fake it till you make it. Taip. O tak. Nepatinka. Nepatinka šitą. Šitą nepatinka, šitą smirda plaukai, cigaretėm, tabakų, šitą tokiam. Matai, kaip, jeigu būtų užsakymas į vaikų gimtadienį kokį, galėčiau kaip klaunas atvažiuoti. Bet iš esmės į gatvę neįčiau. O su kuriuo eitum? Vyras mane išmestų iš namų. Neišmestų už tokius pokyčius? Taip. Nužarinai, tokias garbanas, supranti. Oi, nu ką? Aš imčiau viduriuką turbūt tarp pirmo ir antro. Tu juokauji, Bet ar tikrai prie juodo? Nu, vat. Okei, tau spręst, kaip tu jauties. Jo, kaip pasakysi. Ne, nu man pirmas labiau prie širdies. Bet ir ta juoda man kažkokia turėjo tokia prieskonį, kur aš taip jo neišleidžiu, taip jau kasdieną, supranti. Tas pirmas toks labiau prie manęs tokiu kasdienišku. Labai man būtų įdomu sužinoti, ką draugės galvoja. Komentaruose parašykit, kuris iš 3 plaukų labiausiai tiko. Draugiam tai aišku raudona labiausiai pasitičiuoti iš manęs. Iš manęs pasitičiuoti. Tai mane, pažiūrėk, kaip aš atrodau. Nu. Komplimentą, Edmai, komentarą. Baikit. Nu, graži moteris. Tu kažkaip gražiau atrodai už mane. Man atrodo, mes vienodų grožio dabar esam. Tu nelygink Toks ir buvo mano planas. Ach, tu skirva. Tu man už plaukų netasysi. Va, drag. Mylim, gerbiam. Nerekomenduoju, vaikai. Nerekomenduoju. Prie kurio grįžtam? Pirmą, važiuojam. Na kągi, draugės. Sugrįžom prie mylimos šukuosenos. Tai koks tas vardas? Palauk, taigi išsiaiškink. Pamela. Pamela Šai. Pamela. Bet tu sakai kažkokį jau turi. Man tu Jessica. Jessica turi konkurentę. Jessica Pamelaitė. Jessica Pamelaitė. Nu gerai, kol kas čia dar work in progress. Jo. Viskas suprantama. Tai mes tau norim padovanoti dovanėlę, kad tu būtum tokia pat graži karalienė ir toliau tęsim savo drag journey. Čia Niksas tau ten visko gražiai pridėjo, pradedant nuo lūpų aliejaus iki lainerio. Svarbiausi produktai. Dažysimės. Taip. Niks. Tau patiks. Taip.
Nu, žinokit, Ačiū. Ačiū. labai įdomus jausmas. Rekomenduoju visiems išbandyti nors kartą gyvenime tokią, kaip čia įvardinti, transformacija. Toks jausmas, lyg būtum, nu, kaip tokia susidvejinimas asmenybės, kur viduj dar kažkur prisimeni, kas tu esi. Tai palauk, dabar kablus susidėsim, varysim į miestą. Taip. Ačiū, draugės, labai patiko. Ačiū. Ir Džiaugiamės, lauksiu kad pagaliau kvietimo į sulaukėm. gimtadienį, darysim trio pasirodymą. Kaip laukiu, čia bus viskas. Mega šou. Ačiū tau. Ačiū tau. Kaip čia vadint? Sylvester Belt, kur jisai? Nėra. Nebėra, išvažiavo. Ačiū tau, karalienė. Old news. Jisai. Ačiū tau, karalienė, kad tu pagaliau po metų pas mus atėjai. Aš negaliu patikėti, kad šis žmogus sėdi čia jau in full transformation. Ačiū, kad nepasidavėt ir pakvietėt mane. Buvo sunku prisiruošti jau metus laiko iki šitos studijos. Gal draugės turėtų kokių vardų pasiūlymų tau komentaruose, žinai, kadangi mes taip iki galo negalėjome suspręsti, gal reikės dar kelias transformacijas, žinai, padaryti, ten koncertai, viskas, žinai, bus daug progų. Tai jūs mums vardų biškutį parašykit. Ačiū Jums labai, kad žiūrėjot šią laidą. Pagaliau mes sugrįžom ir sugrįžom, va. Su trenksmu, su bomba, net apsispjaudžiau, supranti. Taip. Su jumis buvo Auramor Edma. ir... Ir dar sužinosim vėliau, koks tas vardas. Puikiai. Ačiū, kad žiūrėjo draugės. Mua, mua, mua. Bye.